Dar visai nesenai gyvenau gyvenimą, kai iš išorės atrodė, kad yra viskas ok, bet viduje vyko tikras košmaras. Nuolatinis minčių chaosas mano galvoje, stresas, įtampa, baimės, nerimas dėl ateities, pastovus bėgimas nežinia kur ir nežinia kodėl, beprotiškas savęs spaudimas, nemokėjimas sustoti, pailsėti, įprasminti savo gyvenimą. Savaime suprantama, jog ši betvarkė negalėjo duoti kokybiškų rezultatų santykiuose, karjeroje ar bet kokioje kitoje gyvenimo srityje. Kiekviena diena prasidėdavo kupina streso, įtampos, nerimo, tokio atrodo amžino nesibaigiančio chaoso. Turite atsikeli be jėgų, nueini miegoti be jėgų ir kiekvieną dieną jautiesi blogai. Ir ko aš tik nedariau, skaičiau knygas, klausiau podcastus, važinėjau į seminarus, bandžiau susitelkti į pinigus, į tikslus, į darbus, į sportą. Ir tikrai nesėdėjau, netingėjau ir dariau viską, ką galėjau, kad judėčiau link tojo gyvenimo, kokio noriu. Atrodė, kad atiduodu viską, ką galiu, bet kaip mano gyvenimas negerėjo, taip negerėjo. Geriau pasijausdavau tik vartodamas alkoholį, nuolatos rūkydamas, tūsindamasis vakarėliuose ar kaip nors kitaip kaifuodamas. Deja, šis pasijautimas geriau būdavo tik tais labai laikinas. Sekančią dieną man pasidarydavo dar blogiau, nes prisidėdavo ant viršaus viso šio vidinio prisidėdavo kaltė, kadangi aš nenorėjau vartoti šitų visų dalykų, tiesiog tai buvo vienintelis man pažįstamas būdas, kaip pasijausti geriau, bet viduje aš norėjau iš viso to išsilaisvinti. Gyvenime pradėjo vykti ypatingai sunkios situacijos visose gyvenimo srityse vienu metu. Tai aš pavadinčiau, kad tai tuo metu vyko mano vidinis pragaras, per kurį aš turėjau praeiti. Būdamas visiškai sugniauždytas, meldžiausi, kad tiesiog ateitų išeitis, kaip iš viso to pakilti. Ir tikėjau, kad tokia išeitis yra. Vieną dieną, kai buvau visai sugniuždytas ir be vilties, be jėgų, galima sakyti, kad sprendimas išeitis pati mane susirado. Tai buvo akimirka, kai nesąmoningai visų 100% man pavyko atsiduoti gyvenimui. Atsiduoti meiliai, laimiai, dėkingumui už tai, kad esu ir tiesiog būti. Ta akimirka aš patyriau, kas yra palaima, kas yra šis nuostabus jausmas. Ir nepaisant to, kas vyko mano gyvenime, tai buvo tiesiog nuostabu priimti viską taip, kaip yra. Po šio įvykio mano gyvenimas pradėjo keistis iš pagrindų. Kiekvieną mano dieną pradėjo lydėti nuostabus jausmai. Palaima, džiaugsmas, laimė, meilė, atsipalaidavimas. Pradėjau jaustis laisvesnis, lengvesnis. Atsisakiau alkoholio, atsisakiau rūkymo, atsisakiau kavos ir daugybės kitų žalingų įpročių. Pradėjau daugiau keliauti, susipažinti su įdomiais žmonėms. Pradėjo geriau sektis verslas, darbai, finansai, santykis su šeima, artimaisiais ir bendraminčiais. Per 7 metus iki to momento sukaupiau gausų bagažą įvairių dvasinių, ezoterinių, energetinių, intuityvių žinių ir patirčių. Susipažinau su daugybė šamanų, ezoterikų, budistų, sąmoningumo aktyvistų ir kitų labai nuostabių žmonių. Tačiau, turėdamas šią informaciją, šią žinias ir patirtį, nemokėjau, neradau būdų, kaip galėčiau savo situacijoje tai pritaikyti praktiškai. Po šios netyčinės patirties man gimė klausimas, kas būtų, jeigu pradėčiau visas šias žinias ir praktikas daryti nuolatos, kasdieną ir sąmoningai. Ne tik tada, kai man blogai, o tiesiog harmoningai kiekvieną dieną kaip dvasinė higiena. Pradėjau ieškoti sistemų, būdų, kas man veikia geriausiai, ką būtų paprasta, lengva padaryti, kas būtų pakankamai gilu ir prasminga. Taip gimė praktikos, kurios man padeda atsipalaiduoti, pailsėti, nuraminti protą, išvalyti nereikalingas mintis, atpalaiduoti kūną, pasikrauti šviežios energijos, nuostabių jausmų ir su šia visa gera jausena pradėti savo dieną, savaitę, kasdienybę. Visa tai tapo mano stuburu, kai aš grįžtu į save. Tokios minties, kad šios praktikos užsiėmimai gali būti tokie naudingi kam nors kitam, net neturėjau. Tiesiog ieškojau būdų, kaip pagerinti savo gyvenimą. Atvirai bendraudamas su žmonėm pastebėjau, kad dauguma iš mūsų turi panašius sunkumus. Nuolatinį triukšmą savo galvoje, nemokėjimą atsipalaiduoti, pastovų nerimą dėl ateities, stresą, įtampas ir nemokėjimą sustoti ir pailsėti. Parodžiau savo metodus iš pradžių vienam žmogui, kitam žmogui, paskui parodžiau grupėmis ir tiesiog pamačiau, ant kiek tai yra kiekvienam iš mūsų reikalinga ir naudinga. Viena dalyvė po meditacijos rašė:
Meditacija buvo nuostabi. Nuo pirmų minučių pajutau, kaip aplinkiniai rūpesčiai pasitraukė į šalį, o aš galiu būti čia ir dabar. Žygimanto balsas buvo švelnus, ramus, padėjo lengvai susikoncentruoti. Po seanso jaučiausi lengvesnė, ramesnė ir labiau susijungusi su savimi. Tai tikrai verta patirtis kiekvienam. Ačiū. Todėl nusprendžiau, turiu dalintis plačiau ir sukurti saugią erdvę, kurioje kiekvienas iš mūsų galėtų užsimti nuolatinėmis praktikomis. Jei viduje jauti norą kokybiškai pailsėti, atsipalaiduoti, nuraminti savo protą, patirti naujų potyrių, pasikrauti nuostabių jausmų, šviežios energijos, pradėti savo savaitę, dieną visai kitaip, nuostabiai, su energingumu, su šviežumu, kviečiu tave į kassavaitinę meditacijų erdvę. Niekur nereikia eiti, niekur nereikia važiuoti. Tiesiog prisijungi ir dalyvauji. O jei dalyvauti negalėsi, gausi įrašą. Susitinkame kiekvieną savaitę internetu gyvai. Nereikia ruoštis, nereikia laukti tinkamo laiko ar geros nuotaikos. Žemiau rasi mygtuką, spausk jį ir susitiksime užsiėmimuose.